Sveiki, sveiki, mylėjai. Kągi, nauja tema, kuri taip pat, manau, įdomi, nes vis daugiau klausia elementarių efektų, kaip padaryti tai, o kaip padaryti tai. Ir kas svarbiausia, toks efektas, apie kurį šiandieną aš kalbėsiu, yra labai paprasta. Nereikia papildomų kažkokių įrankių, įrangos ar kažko. Galima viską padaryti tiesiog natūraliai, viską nustatymais ir tai yra labai paprasta. Eikim į priekį ir sužinokim. Na, o tuo tarpu laikas iš jūsų, prenumeracija iš jūsų, būtinai uždedam skambutį, būtinai komentuojam, užduodam naujų temų. Nes šios temos iš tikrųjų gimsta iš to, kai manęs klausia, tada aš pagalvoju, kad kažkas klausia, gali ir visi apie tai išgirsti ir pabandyti padaryti. Gal tai yra tiesiog tokie efektai žmonėms, kurie turi tokią meninę sielą labiau, kurie mėgsta gamtą fotografuoti ar mėgsta fotografuoti miesto kraštovaizdžius, patį miestą, naktinį miestą ir taip toliau. Tai štai, tokie dalykai jie irgi praverčia suprasti, kaip tai veikia išlaikymas, kaip veikia kiti nustatymai ir ką mes gaunam, jeigu mes nustatom vienokiu ar kitokiu būdu savo fotoaparatą. Tai aš manau labai naudinga, nes duoda daugiau žinių, daugiau supratimų, kaip veikia fotografijoje nustatymai ir kada galbūt juos galima pritaikyti visai kažkokioje kitoje aplinkoje, net nepagalvosi dabar, o paskui išbandę žiūrėsi, vau, kaip gausi, pasirodo, vau, ir čia galima, ir ten galima. Tai va, tam, kad tai suprast, reikia mums išmokti, reikia mums sužinoti ir tikrai, kai žinai, gaunasi, kad tu automatiškai kažkur pritaikai. Tai šiandienos tema, kaip išgaunamos naktyje juostos, arba kitaip galima pavadinti piešimas tamsoje. Turbūt ne kartą esat matę nuotraukose, kur yra pripiešta vaizdelių būtent su šviesa. Aplinkui tamsu, o čia kažkas tai ar savo vardą rašo, kažkas piešia kokį taip ten piešinuką. Kažkas fotografuoja naktinį miestą ir matosi, kaip mašinos važiuoja ir tarytum brėžia saulinės priekiniam lempom arba galiniam lempom. Ir tai būna ir balta, ir raudona. Jeigu koks įjungtas posūkis, žiūrėk, matosi toj nuotraukoje, kad tas linijos nutrūksta, ar ne? Mirkt. Ir tokios nuotraukos štai gaunasi. Ir aišku, žmonėm, kurie tai nesusidūrė, jam įdomu, kaip taip čia gaunasi, kaip tai išeina, kaip tai pavyksta. Ir atrodo toks paprastas, elementarus efektas, bet mums jį reikia išsiaiškinti, kad ateityje žinotumėte ir būtinai pabandytumėte. Po šios pamokėlės, manau, verta išbandyti pačiam, kad nepamiršt. Išbandyti, nes tai susiję su išlaikymu, mėlyje. Būtent išlaikymo pagalba, kai mes jį nustatom ilgesnį, tai tada ir prasideda štai šitie efektai. Turbūt, aišku, klausimas kyla, o tai koks išlaikymas turi būti nustatytas? Geras labai klausimas ir jis yra labai svarbu. Paprastai fotografuojant vidury dienos išlaikymai skaičiuojame dalimis, sekundės dalimis. Todėl paprastai ir rašoma būna vienas pasviręs brūkšnelis ir ten, pavyzdžiui, 100. Tai reiškia 1/100. Toliau, jeigu mes pagreitinsim išlaikymą, 1/1000, 1/2000 arba 1/30 ir taip toliau. Bet kai tik mums reikia ilgesnio išlaikymo, tie skaičiai mažėja ir galiausiai atsiranda prie skaičiuko kabutės. Tai štai, šitos kabutės pasako, kad jau mes pradedam skaičiuoti cielom sekundėm. Ne 1/1000, pavyzdžiui, sekundės arba ne 1/100 sekundės, o sekundė. Arba 2 sekundės, 3, 5, 10, 20, 30 gali būti sekundžių. Štai, tai mes pasinaudojam sekundėmis. Įsivaizduoju, 30 sekundžių tai yra pusę minutės išlaikymas. Atsidaro fotoaparate, užraktas ir 30 sekundžių. Dabar sakys, o tai kokį man nustatyti arba kiek man tų sekundžių nustatyti, kad gautųsi piešimas tamsoje.
Tai panagrinėkim ir pabandykit būtinai. Kad piešimą tamsoje gauti, mums reikalinga tamsi patalpa visų pirmiausia. Susirandam tamsią patalpą, tada pasistatom fotoaparatą ant trikojo, nustatom diafragmą, galbūt 11. Toliau, jautrumas gali būti pats mažiausias, tai yra 100. Ir, aišku, išlaikymą nustatom būtent tokį, kiek laiko piešime. Pagalvoji, pasibandai, ką tu pieši, ką tu ten raizgysi, atsistojęs prieš fotoaparatą su savo lempute, tiek ir nustatom išlaikymą. Tai pavyzdžiui, jeigu tu išbandėjai ir tau užteko 5 sekundžių, tai tu ir pastatai skaičiuką 5, kad būtų su kabutėmis. Štai, kai tu tai nustatei, tada kas tau belieka? Nustatyti fotoaparate self-timerį, o jeigu jūs dviese, tai dar geriau. Fotoaparatas, kaip sakiau, ant trikojo, jūsų padėjėjas paspaudžia, aišku, aparato nejudina, palieka jį ir jisai eksponuoja, o per tą laiką tu jau su savo žibintuvėliu pieši. Tiesa, nepasakiau, kad programinis režimas turi būti M. Viskas nustatoma M režimu. Ir atkreipdėmėsi į ISO jautrumą. Gali būti, kad ISO bus pas tave įjungtas automatinis. Taip jau būna. Todėl reikia jį taip pat išjungti ir nustatyti patį mažiausią. Ir štai, kai praeina 5 sekundės, tu matai, ką tu ten priraitei. Viskas atrodo labai paprasta, tik tai reiktų nustatyti prieš tai dar fokusą, ryškumą. Tai paprastai, kad būtų patogiau, aš sakau, ryškumą reikia nustatyti pastačius toj vietoj žmogų, kuris pieš, dar šviesoje. Kai nustatom ryškumą, paspaudus ar ne, pusę, reiškia mygtuko ant fotoaparato, atsiranda pipt, nusistatė ryškumas į tą žmogų. Tada aš patariu taip, jeigu yra ta galimybė atjungti fokusą ant pačio objektyvo, tai yra būna svirtelė, manual focus, autofocus. Jį išjungi į manual focusą ir ryškumas išlieka būtent toj vietoj. Tokiu atveju mes galim užgesinti šviesą ir daryti tuos bandymus su piešimu. Jeigu tu galvoji piešti ilgiau, tai išlaikymas turi būti ilgesnis. Tai štai atrodo paprastas efektas ir tu gali pripiešti gražių, įdomių nuotraukų su savo piešiniais. Internete galima pasižiūrėti, kiek žmonės pridaro tokių nuotraukų, įdomių nuotraukų. Įsitaiso visokias ten lemputės, lempučių daug, ant kokios lentelės lempučių prikalta ir dar skirtingom šviesom. Jie raizgo paskui tamsoje viską ir gražių gaunasi juostų tokių įdomybių iš tikrųjų. Bet sakysi, bet tai įdomu, kaip tai veikia, kaip tai padaroma, kaip tai fotoaparate tai įvyksta. Ir kartais būna įdomi ta tokia techninė mintis arba detalės, kad žmogus susivoktų, kaip tai veikia. Įsivaizduojat, išlaikymo ilgumas, kaip jį suprasti. Ar esat kada išbandę užėję į tamsų kambarį, arba užėjot į kambarį, tiesiog šviesą išjungėt ir akimirką jums atrodo, kad viskas aplinkui tamsu. Visiškai tamsu, nieko jūs nematot. Ir čia prasideda jūsų išlaikymo įjungimas. Kai tik šviesai išjungėt, faktiškai jūsų vidinis užraktas atsidarė iš karto. Atsidarė ir jisai bando kažką pamatyti, kažkokias detalės toj tamsoj ir pradžioj nieko nesimato. Tai įsivaizduojat, kuo trumpesnis išlaikymas, reiškia viskas bus tamsu ir greičiausiai jūs nieko tamsoj nematysit. Bet kuo jis toliau ilgėja, tai reiškia, kai akys jūsų pradeda įprast, jūsų vidinis užraktas arba išlaikymas ilgėja, žiūrėk, pradeda tarytum išryškėt detalės. Jau jūs pradedat matyti kažkokius kontūrus, galbūt baldo kontūras, galbūt kažkokia, matot, kad tokia menka, bet švieselė kur nors pro lango kraštą, iš lauko lenda ir panašiai. Faktas, kad kuo ilgiau mes išlaikom,
tuo nuotraukoje geriau išryškėja detalumas, tarytum pradedam geriau matyti. Tai štai, dėl ko reikia kitą kartą ilgesnį išlaikymą padaryti, kad nuotraukose naktį arba naktinė mieste pradėtų išryškėti tam tikros detalės. Štai kodėl reikia. Ir pastebėjot, kas jeigu mėgstat naktį fotografuoti arba pabandėt fotografuoti naktį kažkur tai mieste, pastebėjot, kad jeigu pakliuvo jų mašinos į kadrą, tai būtinai matosi tos mašinos juosta, tai yra šviesų, lempų jos juosta. Ir tai parodo, kiek jūsų fotoaparatas nustatė išlaikymų, kiek ta mašina važiuodama nubrėžė jums tą liniją. Išlaikymo pagalba mes galim štai tokius efektus daryti, piešti su švieselėm, su savo mobiliu jungtu pašviest ir jūs gausit būtent, atrodo, tokį paprastą labai efektą. Kitas labai įdomus efektas, galbūt su šviesos piešimu nesusijęs, bet pagalvojau, galbūt jums įdomu, labai trumpai. Jeigu jau jūs turit irgi trikojį, pasistatėt, kur nors ten priešais jumis upė, kitoj pusėje kažkokie tai pastatai gražus, gražiai apšviesti, bet upė jūsų pirmam plane, tai vėlgi pabandykit vienokiu, kitokiu išlaikymu nufotografuoti. Ir jūs pamatysit, jeigu upė banguoja, jūs pamatysit, kaip padarę ilgesnį išlaikymą, iš upės jūs padarys tarytum stiklą. Ir tai labai tikrai įdomus efektas, kaip taip gaunasi. Stiklas, atrodo, viskas. Ir tada būtent tam vandenį labai puikiai atsispindi miesto pastatai. Kuo ilgesnis išlaikymas, tuo gražiau atrodo vandenyje atspindintys pastatai. Tai taip pat labai įdomus efektas. Taigi, organizuokitės su draugais, su arba šeimos nariais, jeigu vienam nedrąsu važiuoti ten vieną ar kitą vietą, pabandyti nufotografuoti, tai susiorganizuokit, nuvažiuokit vakare, kada naktinis miestas ir pabandykit tokį dalyką taip pat padaryti. Tai aš manau, kad šiek tiek apie ilgą išlaikymą ir piešimą tamsoje, kaip tai susiję ir kaip tai vyksta šitas efektas, paaiškinau, belieka jums tik tai padaryti namų darbus, pasipraktikuoti ir jūs, manau, kad daug kur paskui galėsit pritaikyti. Svarbiausia, kad suprasit, kaip veikia išlaikymas, kam jį reikia reguliuoti, kodėl jį reikia nustatyti vienokiu ar kitokiu greičiu, kad išgautumėt tam tikrus įdomius efektus. Tai vat, naudokitės būtinai. Na, o kas norit dar daugiau sužinoti, kokiu efektų galima dar išgauti, nustatant fotoaparatų, be papildomos įrangos kažkokios ir panašiai, ir iš tiesų pasinaudotuo, tai pas mane galima mokytis dviem būdais, savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai, kada pats įsigyji 10 temų ir mokaisi, kur nori, kada nori ir kiek nori. Laikas neribojimas, tiesiog tu tas pamokas savo turi ir kelionė ar bet kur, žiūri, mokaisi, svarbu aparatą turėk prie savęs, daryk, kas tau ten sakoma, bandyk, praktikuokis ir tikrai turėsi geras nuotraukas ir supratimą. Nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk. Individualiai tai reiškia, mes mokomės jau tik tai tu ir aš, visi profesionalūs patarimai tau. Jeigu kažko nesupratai, aš tau čia pat vėlgi galiu pakartot. Mes bendraujam ir tarp pamokų. Jeigu kas nors ten nesiseka, kažką pamiršai, tai būtinai vėlgi susirašom ar susiskambinam, visi aiškinam, kad tu galėtum atlikti namų darbus. Žodžiu, individualūs, tai yra kalba tik tai su tavim. Mes mokomės kartu, kad tu tikrai suprastum, kaip veikia, kad tikrai išmoktum fotografuoti, galėtum eiti, galbūt ir pradėti savo fotografijos karjerą, verslą, iš to uždirbti pinigėlius. Štai ir čia jau visai kitas lygis. Tai yra, manau, labai labai svarbu. Bet sakysi, galbūt aš noriu, bet neturiu dar fotoaparatų. Šita paslauga taip pat yra pas mane, aš padedu įsigyti fotoaparatus. Gali būti naujas, gali būti naudotas. Svarbiausia, kad jisai būtų nedaužytas, netrenktas, gerai veiktų, gerai atrodytų ir darytų geras nuotraukas. Tada išsiaiškinam, kokį objektyvą geriau įsigyti, kad nepermokėt, koks gali būti naudingesnis būtent tavo atveju objektyvas.
ir kad galėtum tikrai džiaugtis savo nuotraukom ir džiuginti aplinkui. Tai yra, manau, labai labai naudinga. Tai ir kągi, pabaigai. Jeigu žiūrėjai iki galo, tai tau didelis ačiū. Nepamiršk vis tiek paspaust laiką, būtinai prenumeruok prieš paspausdamas laiką, būtinai skambutį paspaus, kad nepraleis kitų video, būtinai pakomentuok, kas tau tiko ir patiko, galbūt tu kažką jau esi išbandęs, kaip tau sekėsi. Tai yra, aš manau, kad labai įdomu, jeigu diskusija užvirtų būtent po šiuo video. Užduok naujų temų, gal tau dar įdomu, ką galima, kaip galima padaryti, arba kažkur matėjai, klausk, kaip tai darosi, kaip tai išgaunama ir taip toliau. Manau, kad tai naudinga visapusiškai mums visiems, o aš jeigu galėsiu, jeigu žinosiu, tai būtinai atsakysiu. Taigi, mėlyje, iki sekančio karto, iki sekančio video. Visiems iki.